Šioje pamokėlėje parodysiu kitą objektų atskirimo variantą. Kaip matėte, mūsų arkliukas ir už jo buvo skirtingas fonas. Ten toli medžiai visokie, va čia liktai sniegas ar upė, kas šiandien dorai ir nesimato, rūkas kažkoks. Paveiksliukas gali būti ir su vienos spalvos fonu. Vat matote, fonas šiuo metu yra baltas. Gali būti, daleiskim, koksai pilkas, gali būti geltonas, gali būti mėlynas, žalsvas, jokio skirtumo. Bet svarbiausiai dabar, kad tas fonas būtų vienos spalvos ir mūsų objektas. Dabar parodysiu, kaip atskirti reikėtų vienos spalvos fone esantį objektą. Taip, vėl pasikeliame fotomixą. Kaip žiūrėkite, fonas, jeigu būtų mūsų fotografija lieka iš senojo projekto, dabar būtų pirminis planas. Šiaip pirminis planas, ištrinkim šitą paveikslėlį ir dabar įkelkim tokį su baltu fonu. Dabar žiūrėkit, mums reikia pasirinkti įrankį trintukas spalvos. Matėte? Ir dabar čia dešiniau yra tokia pipetė. Ant tos pipetės paspaudus, ją užnešam ant šito balto fono ir kairiuoju mygtuku paspaudžiame. Dabar taip, lastik cvieta, kas čia nesigavo man. Ir sтереть область. Primiršau. Trumpiau dar kartą atšaukti. Įsivaizduokit taip pat. Lastik spalvos trintuką, pasiimame pipetę, užnešame, pažymime. Čia atsirado spalva. Ir dabar sтереть область, nutrinti būtent tą sritį kairiuoju pelės mygtuku ir vėl užnešam kursorių tą pipetę ir ant balto fono bet kur. Viskas pasižymėjo, kaip matėte. Viskas. Dabar spaudžiame kompoziciją ir kaip matėte, praktiškai vienu vieninteliu spraktelėjimu, ten pažymėjimu, nereikia nieką žymėti, o jis gražiai tą visą baltą foną apkirpa. Ir tolimesni mūsų veiksmai lygiai tokie patys yra. Tik tai gal dabar čia liko, mato, toksai baltas kontūras. Irgi uvedanie krajov. Yra toksai įrankis, biškį mes su juo prasiblukinam. Ir tiek žinių. Kaip matėte, jeigu paimti paveikslėlį ant vienos spalvos fono, tai jį atskirti yra dar paprasčiau. Mums nereikia reikalingai iškirpimų į objektą apvedžioti su ta mėlyna ir panašiai. Šitaip yra ženkliai lengviau. Čia buvo tik tai priedas prie prieš tai buvusios pamokėlės. Todėl galit, jeigu norit, paspausti finish ir vėl išsaugoti, bet nematau prasmės. Taigi, viskas. Ačiū draugai už dėmesį, tikiuosi ir šita pamokėlė buvo jums labai naudinga.